Alio. Labą dieną. Labą dieną. Žiūrėkit, socialiniuose tinkluose matėm jūsų žinutę, kad ruošiatės plaukti, nesiruošėte, plaukėte kateriuku nuo Kauno link Alytaus, taip ir likote labai nusivylę kelionę. Gal galit trumpai papasakoti, kas ten įvyko? Taip, likom nusivylę, nes kadangi pakankamai apgadinom laivą ir variklį, plaukimas buvo iki Prienų visai neblogas, nes ten išvystytas tas plaukėjimas, o čia mes jau tikėjomės, kad bus irgi pusė velnio bent jau. Ir paplaukę Balbieriškio atodangą prasidėjo visi nuotykiai. Kas ten įvyko? Aš dabar gal nesuskaičiuosiu, gal kokius 3 ar 4 kartus sėdom ant seklumų, kurių nelabai įmanoma pastebėti. Laivas nėra didelis, bet nėra ir mažas, jo nėra taip lengva nustumti nuo tos seklumos ir įkdavo lipti Nemuną ir tą stumdyti. Tai čia variklį dar mažiausiai apgadinom. Tuo pačiu keliu iki Punios kažkur tai 3 ar 4 kartus į akmenis trankėmės taip, kad aš neįsivaizduoju, kaip dar jisai veikia tas variklis. Jau mes iš vis norėjom, net nežinau, nei lietai plaukti, nei greitai, jau iš vis nežinojom, kaip čia plaukti. Ir galvojau, da plauksim Alytų, jau prasidės vandens kelias oficialus ir mums bus, jau ten bent jau plaukt galėsim. Tai po pirmo bojaus praplaukė Rambunis, po pirmo bojaus mes, nežinau kiek ten, kokia gal 40-50 metrų. Mes taip užplaukėm ant akmenų, kad aš neįsivaizduoju. Vėlgi sakau, tas pasvariklis tai buvo apgadytas, greičiausiai tenai yra apgadyta ir sraigtas tai aš iš vis jau tyliu. Ir kas toliau? Toliau tas, kad jau tam vandens kelyje aš bijojau greičiau plaukti, neįgaliu, nes mane, bijau, kad neatsitrenk, nes jei ant greitesnio greičio, tai bus tiesiog variklio per pusę jį sulaužys. O lėčiau plaukti nelabai išeina, nes kadangi srovė pakankamai čia didelė ties Alytum ir labai laivą nešioja į šonus, jeigu lėčiau pradedi plaukti, nes yra tų sūkurių. Ir tai vat aš norėjau paklausti, kodėl tokie dalykai vyksta, jeigu yra nuo bojaus iki bojaus plaukimas, jeigu yra kažkokia šonė sekluma kodėl jinai dar nepaženklinta, nes mes, kaip sakyti, aš Alytui labai norėjau paplaukėt, bet dabar aš gyvenime čia, man atrodo, neplaukiuosi, nes tokiu metu tai neįmanoma. Tai neįmanoma, nes pirmas dalykas, per trumpa atkarpa Alytui, kad plaukiat normaliai. O jei norint atplaukti čia, nes kadangi mes laikom laivą nedaplaukus Kauno marių, ir ten yra nemaža bendruomenė su kateriais, kurie labai norėtų į tą Alytų atplaukti, pernakvot, parplaukt, nes čia ir buvo kalba, kad mes planavom keliais kateriais plaukt, nes žmonės norėjo grįžti. Bet ačiū Dievui, kad jie neplaukė, tai bent jau vieną katerį sugadinom. Tai tokio dalyko, tai tiksliai neįmanoma. Ta tik įmanoma padaryti gal ankstyvą pavasarį. Dar gal iki vidurio vasaro, nes vanduo labai stipriai nusėdęs ir tiksliai niekam nelinkėčiau plaukti šitos atkarpos. Suprat, bet jūs savo eigą iki namų daplaukėt? Taip, savo, nes kadangi lėtai plaukėm, nes ten viskas jau variklis visas kalatosi, viskas buvo išcentruota, aš dar nežinau, pas meistrus nebuvau, kas ten sugadyta, bet esmė ta, kad remontas laukia vis tik nepigus ir dar dugno gerai neapžiūrėjau, bet irgi viskas sutrankyta akmenų. Ir ypač kažkaip vandens kelias, aš nesitikėjau, kad po pirmo bojaus mes užplauksim ant tokių akmenų. Ten vis galvojom, dar buvo mintis, kad gali ir apvers mus ten. Pradėjau skersuot, variklis nekyla, įsigandom. Toliau matom, kad upė valyta, vaga daryta, bet labai staigus kai kur posūkiai nedideli. Ir taip kažkaip tai, kaip pasidarbą buvo tokias, kaip sakyt, ties Alytum norint apsisukt, irgi nežinai, ar tu kur neužkabysi, nes apsisuks spindulys irgi yra katerį. Ir vagos plotis, kiek aš suprantu, turėtų būti 25 metrai, bet kodėl mes bandydami plaukti vagą ir sėdam ant tokios baisinės seklumos, tai to aš nesuprantu. Ir po to bijai tiesiog plaukti. Plaukiai, neatsipalaidavęs, kur turėtai mėgautis tų plaukimų, o tu tiesiog įsitempęs ir žiūri ne vienas, o keli žmonės, kad į priekį, kad nesėst. Supratome. Tai kad ir kaip bebūtų, kokia ta patirtis bebūtų, bet aš kaip suprantu, pramoginė laivyba
yra tikrai įdomus dalykas ir yra daug norinčių būtent ją patirti, tai patirtis nekokia, bet jeigu būtų galimybė plaukti nuo Kauno iki imkim Druskininkų, tai tikrai netrūktų laivų. Žinokite, tiksliai netruktų, nes aš sakau, aš randusi, mes laikom, mes kiekvieną gegužės 1 leidžiamės į Drasūniškį, mes Drasūniškį laikome, ten yra uostelis, laikome, ten yra nemaža bendruomenė, kokia 30-40 laivukų. Ir tiksliai buvo ir šį kartą, norinčių plaukti, ir norėjom dar vasaros metu grįžti, pabandyti šitą atkarpą. Tai jie visi norėtų atplaukti, dar klausia, kur galima sustoti, kur galima pavalgyti. Jiem įdomu. O jeigu dar toliau iki Druskininkų, tai tiksliai norinčių būtų daug. Bet po šito mano plaukimo, man atrodo, aš ne vienus išgazdinau, kur ir dabar plaukėme mes keturiese. Tarp jų 2 žmonės, kurie irgi planavo pirkti katerius. Jie tarp kitko gyvena palei Nemuno krantą. Ir dabar, sako, sutaupėm nemažai pinigų, nes kadangi, sako, mes plaukiot nenorim. Nu ką, supratom situaciją, kad bandysim gauti atsakymus iš tas iškeltas problemas. Labai ačiū Jums už pasakojimą. Linkime labai jau taip nenusivilti. Ir lauksim vis tiek Alytuje su kateriu. Ir kai bus viskas išvalyta jau iki galo, kad Jūs plaukėsite nuo Kauno iki Druskininkų. Ačiū Jums labai. Gerai. Pakvietė mus... Net ne mus pakvietė, o mes pakvietėm Alytaus miesto tarybos narį Petrą Sabaitį ir jo padėjėją Tomą Trubnikovą pakalbėti apie Nemuno įveiklinimą, apie plaukiojimą Nemunu ir ką čia galim daryti, ko negalim daryti. Ką galim viską daryti. Ar tu mėgsti su motociklais ir kateriais plaukioti? Su motociklais ir su kateriais mėgstu plaukioti ir taip mėgstu plaukioti. Nes jau prisivažinėjęs esi su motociklais, kiek žinau. Tai ne, iš tikrųjų tai viskas yra labai super, tiek metų jau kalbam, kad Nemuną turime įveiklinti ir jis turi tapti gyvu. Kol kas aš tą gyvybę labiausiai matau Birštone ir tai labiausiai žavi per Birštono dienas, kada Nemunas būna žiauriai gyvas, na, o kada mes galėsim tokį vaizdą matyti Alytuje. Aš tikiuosi, kad per artimiausias kelias 10 minučių, ar kokį pusvalanduką ar valandžiuką išsiaiškinsim. Nu, aš gyvenu tarp kitko ant kranto Nemuno ir iš tos veiklos kol kas matau tą laivelį mėlyną, kas ten žemsiurbė turbūt, ne kiekvieną dieną praplaukia ir vakare grįžta ir vieną kitą motociklą ir kateriuką gal. Ne? Tai dabar kokia situacija yra su ta žemsiurbė? Kiek jau jinai išvalė, ar jau baigė darbus, kada planuoja baigti ir ar jau mes galim plaukioti bent Alytuje? Labadiena, aš pristatysiu Tomą Trubnikovą, kadangi jisai šį klausimą kuruoja jau labai senai, gal 4 metai, su vandenų direkcija, jisai jau draugais vos nepatapęs, tai jisai geriausia tą ir žino mūsų Alytuje. Tai sveiki, žodžiu, dabar situacija tokia, kad šiais metais pavasarį turėjo baigtis Nemuno valymo darbai, bet kadangi buvo nepadaryti pilni tyrimai ir nenuspėtas gruntas, koks yra pas mus, galvojo, kad atvažiuos žemsiurbė su žarna ištrauks smėlį ir tuo baigsis. Mūsų gruntas yra molis, yra akmenys, labai sudėtinga reljefo ir panašiai. Tai iš esmės nelaiko nei technika vidaus vandenų kelių direkcijos, niekas to neįvertino, niekas to netikėjo ir suprato, kad aukštupy pas mus Alytuje yra tikrai labai sunki situacija, atrodė visai paprasta, nedaug to valymo ruožų ir panašiai, bet tikrai yra sudėtinga. Tai dabar nuo birželio 15 dienos, jeigu neklystu, buvo sutartis pasirašyta, tai dabar kas mėnesį vis pratęsdinėja ir slenka tas laikas, bet jau geros žinios panašu, kad šio mėnesio pabaigoje mūsų šitas ruožas apie 26 km bus pabaigtas. O ką jūs minėjo dėl miesto dienų Birštone, tai stengiamės mes šiais metais tą patį padaryti. Tikrai dėjom labai didelės viltis į Nemuną ir labai daug, aš manau, padarėm. Tikriausiai Nemunas buvo užkištas taip, kad jau nebegalėjom visi sutilpti į jį. Tai buvo vandens motociklų varžybos, flyboardas per Alytaus miesto himną skraidė
vandenį, buvo katerių susirinkę, katamaranas kilnojo žmonės iš kranto į krantą, tikrai buvom pilnai uždėję šitoje vietoje miesto dienas, viskai mūsų Nemunas nėra labai platus, ką mes matom Birštone, tai mes matom didesnio rango varžybas, kurių Alytuje negalim suorganizuoti vien tik dėl trasos išdėstymo, kaip ir vandens motociklų varžybos, jos yra kelių tipų trasos ir į tą trasą, kurią mes čia galim sudėlioti, nėra tiek daug norinčių sudalyvauti. Bet jau mes šiais metais kalbėjom su meru praeitą savaitę, kad šiais metais padarysim tikriausiai net ne vienas varžybas, o kelias. Tai praeitais metais šitoj pačioj vietoje buvom susitikę su Edgaru Repko, irgi bendravom apie Nemuną, jiem panašu, kad Formulėje 2 visai tiktų šita vieta ir panašu, kad jie irgi taip pat norėtų išbandyti šitą naują vietą, naujas trasas pasibandyti. Tai yra tokia galimybė, kad ateinačiais metais galbūt jie atvyks pas mus į svečius. Jie kėlė daug klausimų, lygiai tas pats ir vandens motociklų federacija kėlė daug klausimų dėl infrastruktūros. Tai infrastruktūros visiškai iš tikrųjų nebuvo, bet jau dabar šiokią tokią bent jau laikiną infrastruktūrą padarėm, tai padarėm slipą, nuvažiavimą, kad nereikėtų vandens motociklų ar formulių nusileisdinėti prieplaukoje, kad viskas būtų vietoje. Tai iš Piliakalnio pusės buvo suformuota. Ten atkasdinėjo gruntą, tas pats eskavatorius labai daug mums padėjo, ir slipą suformavo, ir akmenų didžiulių iškėlė, kurį net iš tikrųjų amžinom vieną akmenį, tokį didžiulį granito, kad prisiminti Nemuno išvalymui. Gruntas dabar problematiškas dėl ko? Dėl akmenuotumo ar... Taip, tai yra labai kietas gruntas, tai yra molis, tai yra akmenys, iš esmės ta žarna, kuri traukia, su jie negali jie traukti, iš esmės dabar jie Nemuną kasa kaušais. Tai yra labai sudėtingas darbas ir tas gruntas yra labai susistovėjęs, na iš esmės iš tikrųjų, kai priplaukia prie jų, dažnai nuplaukia, aš su jais pabendrauju į vietą, tai jau jiem ir nuotaika dingus, ir motyvacijos mažai, bet vis tiek jie kasa, lūžta kaušai, viskas lūžta, technika nelaiko, bet jie vis tiek tikrai pasiryžę, labai supranta, ką daro šitoje vietoje. Bet tai yra labai geras dalykas, kad mes neturim smėlio, nes jeigu būtų smėlis, tai pavasarį po ledonešio. Kiek tas yra ilgalaikis tos vagos išvalymas ir kiek reikia kas nauja vis pereiti techninę tą apžiūrą ir vėl pakasinėti? Iš esmės dabar tokį gruntą iškasus, nelabai kas gali atsitikti, tai kaip ir jį mes vajaukavim, gali būti ir amžinai, bet aišku, pažiūrėsim po ledonešio, kas įvyks, gali būti, kad prineštų sanašų gal kažkas, bet kokiu atveju vidaus vandenų kelių direkcija įteisino šį kelią, jis dar kol kas nėra įteisintas, jis nėra baigtas, oficialiai nėra atidarytas, bet jie atidarius, visas ruožas, kuris bus sužymėtas bujais, jis yra prižiūrimas. Ir sąnašos, užnašos ar bujų nutempimas ar kažkas, jie nuolat reaguoja į tą ir jie privalo prižiūrėti tą kelią nuolat. Tai darkim dabar, ką pastebiu, tai kas porą savaičių atvažiuoja vyrukai, praplaukia su valtele, nuskenuoja dugną, mato aukščius lygius ir panašiai, bet kaip suprantu, kas dabar nuolat tą darys. Yra šiokia tokia mintis ir vidaus vandenų kelių direkcijai atsivaryti čia laivą ir jį nuolat palikti. Tai reiškia, ateinančiais metais jie atsivarytų dar nepatvirtinta, bet jie jau kalba šią temą, jį palikinėt, kuris bus priežiūrai Nemuno. Tai reiškia, jeigu kažkokia sanaša atsirado ar kažkokį bojų nunešė, jį tiesiog atstatys ir nuolat tai tikrins. O kokio pločio tas kelias yra? Dabar nuo bujo jis yra iki dešinio kranto, taip išvalyta, ar ne, prie pat kranto negali priplaukti? Čia jau pagal taisyklės iš tikrųjų yra, tai yra, jeigu žemyn upę leisimės, tai raudonas bujus lieka dešiniam šone, kairys bujus lieka kairiam šone. Jeigu yra vartų sistema, ta pati yra spalvos, o farvateris mūsų yra 30 metrų pločio, tai kelio plotis yra, o gylis blogiausioje situacijoje turėtų išsilaikyti apie 1,20 m. Bet kai Nemunas pakyla, tai žinokit, pas mus yra 5 metrai ir 4 ir taip toliau. Tai aš dabar matau raudoną tą bujų, tai aš turiu kairę pusę praplaukti. Taip. Jeigu žemyn upę leidžiatės, raudonas bujus jums lieka dešiniam borto pusė, jeigu kylate į aukštupį, raudonas bujus lieka kairiam šone. Čia šiek tiek šitoj vietoje reikia pagaudyti, kad nepamiršti ir dažnai kas nors paklysta. Tai va dabar labai paprasta situacija, irgi matom, daug žmonių plaukioja ir vieni išplaukia ir kiti išplaukia. Sako, nusinešiau sraigtą, kitas vėl ten, kur ant kokios seklumos. Kaip?
Aš visada jau klausiu, kaip jūs tą padaro. Nu, pažiūrėkit, dabar paprasta situacija, raudonas bujus stovi už kelių metrų akmuo, tu plaukdamas nematai to akmens, o kairiam šone 30 metrų farvateris, ten yra visiškai švaru, visiškai viskas gerai, tai jeigu padarysi... Kiek metrų yra? 30 metrų. 30 metrų plotis. Oho, Nuo bujų. Taip, labai daug. Tai yra tikrai daug. Aišku, laikaisi kuo arčiau bujaus, bet iš esmės tai yra tikrai gana platu, bet jeigu padarysi klaidą, tikrai gali turėti Nemune problemų. Tai ir per vandens motociklų varžybas šiais metais per miesto dienas pamatėm, pasigaudė ir akmenų ir visokių kitokių situacijų. Buvo tiesiog nesilaikė taisyklių, buvo pasakyta, buvo paaiškinta, bet kažkodėl visus patraukė į seklumą visi. Ir... Tai nes dėl ko aš klausiu, čia prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose buvo pasirodęs toks nusiskundimas, kad plaukiant iš Kauno į Alytų, ten 15 kartų reikėjo turbūt per seklumą temptis kateriuką, o ties Rumbonim sugadino sraigtą. Tai turbūt pirmas dalykas, kad nežino, kokiom spalvom, kur į dešinę ar į kairę plauk, taip, ir dabar aš taip suprantu, kad to kelio dar nėra, kad iš Kauno galėtum į Alytų atplaukti. Tai dabar pradėkim nuo to, kad iš Kauno į Alytų atplaukti, tai kelias taip nėra valytas, labai stipriai dirba šitą temą, tai ne iš Kauno, sakykime, iš Prienų, nes iš Kauno iki Prienų yra kelias išvalytas, jis yra sužymėtas bujais. Jeigu bujai stoja, reiškia, vidaus vandenų kelių direkcija prižiūri tą kelią, jis nuolat eksploatuojamas ir prižiūrimas. Nuo Prienų iki Alytaus, jau dabar ne iki Alytaus, iki Rumbonių kažkur prasideda mūsų laivakelis, taip pat nėra bujų, bet yra išeitis, yra sukurta programėlė vidaus vandenų kelių direkcijos, jie vadinasi vandens keliai, ją parsisiuntus, ten yra sužymėtas visur kelias. Dabar aš jų labai prašau, kad jie padarytų vieną dalyką, ten yra kelias tik tai pažymėtas, bet jie turi galimybę pažymėti gylius atkarpom. Tai vat būtų labai patogus dalykas. Seklumos kelios tikrai yra, turbūt ne kelios, bet tikrai nėra bloga situacija ten, bet atsakymą turim labai paprastą. Tai kaip vidaus vandenų kelių direkcija tokio dydžio laivą atplukdina į Alytų be jokių problemų. Tai Bet iš esmės tos vientisos vagos dar nėra padaryta, ne? Dabar yra vykdomi valymo projekto etapais, net ties miesto ribom, kažkaip ties rajonų ribom. Kiekviena savivaldybė savo ruožą valo. Taip. Rajonas, miesto. Taip, tai čia jau yra finansiniai įsipareigojimai, tai jeigu neklystu, vidaus vandenų kelių direkcija duoda 50% valymui, 50% duoda savivaldybės. Ir dabar tos savivaldybės, kurios interesuotos, valosi, bet kokiu atveju mes dabar įsivalym vidury, taip, tarp Druskininkų, tarp Kauno, na ir praeitais metais ir praeitą savaitę, atsiprašau, Prienų meras kaip ir labai jis nenorėjo valyti savo vagos link Alytaus, bet pamatė, kad jau mes Alytuje įsivalym jau kaip ir į Kauną jau yra ir jau tas Nemunas, žinokit, po truputį jungiasi jau ir Varėnos meras, kur Varėnai, tikrai ten miškuose, ta teritorija Merkinės irgi ten, nelabai taip tikslingai jiem valyti ir dėti pinigus, bet jau irgi jungiasi ir aš manau, kad neilgai jau trukus gali būti, kad visas mūsų Nemunas bus išvalytų farvaterių. Iš esmės šiek tiek nėra lygybės, ne, jeigu mieste mes turim sąlyginai mažą atkarpą, trumpą, ten rajonų savivaldybės, kurios ir taip gyvena turbūt šiek tiek skurdžiau negu miestai, ten jiem reikia valytis 10 kilometrų, ne šimtais, kai jis visas. Bet jie ir Nemuno daugiau turi. Taip. Nemuno prieigas. Susitars, jau jie susitars vidai. O kaip yra iš tikrųjų, ar yra kalbama su kitom savivaldybėm, kad tas darbas, pavyzdžiui, Alytus išsivalė savo ruožą, kad po to nebūtų taip, jog mes plaukiam ir atsimušam į nevalytą ruožą. Kad viskas vyktų sklandžiai, būtų išvalyta ir tą ruožą turėtume nuo Druskininkų iki Kauno visiškai paruoštą. Dabar žiūrėkit, pirmas dalykas, tai mes turim ruožą gana ilgą, jeigu neklystu 26 km. Jo tikrai užtenka laivybai pakol kas plaukiot. Jeigu jūs ruošiatės plauks su nakvynė, su didžiuliais laivais, aš sutinku, kad jūs plauksit į Druskininkus, plauksit į Kauną, bet pakol kas mes tikrai turim nemažą ruožą, netgi vandens motociklų praplaukštą ruožą, jau yra laiveliai, tai laivai, imkim, kas norėtų irgi plaukti, tikriausiai sutikim, kad jie norėtų plaukti, gal imkim ir tos pačius Druskininkus su nakvynė. Čia
Čia kol kas yra, Vytai, bet jeigu aš darau, dar kol kas neįveikia. Taip, bet mes kalbam apie tai, kad jeigu tai daryti, na, netrupučiuką, o iš karto, kad būtų viskas, kai turėtume Nemuną, kuriuo galėtume plaukti, na, imkim ir visą savaitgalį, pradėkim nuo Kauno, sustoja Birštone, kitą dieną plaukia į Alytų, na, tokią ekskursiją pasidaryti, aš manau, kad tai būtų jau... Iš esmės, ar ne vyriausybės ir vandens kelių tos direkcijos turėtų būti jau toks spaudimas savivaldybėm, kad, nes tai yra nacionalinės reikšmės kelias, ne, ir jis turi būti išvalytas ir tolygiai, nes dabar vieni išsivalys, kiti pradės ten už 5 metų, čia užneš, nu, toksai gaunasi, kad tu autostradą statai, nu, 10 km vieni pasistato, paskui ten eina šunkelis ir vėl autostrada. Tai šitoj vietoje pasakysiu taip, iš esmės mes bevalydami Nemuną su šita tema įsikirtom į laivakelio valymą, įsikirtom vidury Nemuno, šiaip iš esmės turėtų eiti etapai aukštynų, per žemynų, mes su Vytu kalbėjom, kad tai turėtų viskas būti. Na, šitoj vietoje bet kokiu atveju, matot, savivaldybės turi investuoti savo pinigus, o tarkim, kaip ir sakau, Varėnai, nu, ten šiek tiek šonė, mes labai tikimės. Turistai tai ten vis tiek kažkur sustos pinigus jiem. Taip. Tai gal mes parodėm iniciatyvą kaip alytiškiai. Taip, mes įsikirtom ir parodėm, kad tikrai reikia plėstis. Tonusą uždėjom, tonusą kitiem aplinkiniam rajonam. Bet teisybės dėliai, žiūrėk, Petrai, tai Alytui tai tikrai sustos, išlips, nueis pavalgyti, gal perbėgot, kažką nusipirkti. Nu, Varėnoje miškuose jie ten nebent tas iš varėniškių voveruškas, tik kodėl? Matai. Seimas įteisino labai gerą dalyką, naminukės darymą. Kaimo turizmo sodybos Varėnoj galės taip savo irgi turizmo pakelt, kad aš manau, jeigu tu esi išradingas, tai puikiai išnaudosi. O laive galima bus įsirengti? Ne, tai bet tu atplauksi pas ūkininką, imkim, na, tą kaimo turizmą, kur vykdo, tai ten, aš manau, kad visi bus patenkinti. Grįžtant prie tos galimybės išlipti, čia nėra skirtumo kur, bet Alytus mums aišku aktualiausia su prieplaukom. Kaip? Ar miestas daro tuos žingsnius, nes na, čia nepasidarys per mėnesį ir per pusmetį greičiausiai. Tai dėl prieplaukų daug daroma žingsnių, iš tikrųjų viduje labai daug kalbam apie Nemuną, kaip padaryti, kaip įveiklinti, ateinantį mėnesį atvažiuoja ir architektai, tai reiškia visą Alytaus Nemuno ruožą žiūrėsim, spręsim, ką galima įdėti. Dabar dėl prieplaukų tai jau pradėti darbai jau senokai, jau nuspręstos plius minus ir vietos. Tai gal gali pasakyti, kuriuose vietose? Bet kokiu atveju pirmą prieplauką tai mes labai gerą turim prie tilto, Zapalčiaus tilto. Menų pirties, ar kaip jinai vadinasi? Taip. Tai ten yra ir įsileidimas ir visa kita. Mes stojim prie antros projektuojamos prieplaukos, tai tikriausiai kažkur apie šitą vietą bus antra prieplauka, ji bus labiau tikslingai sustojimui, išlaipinimui žmonių, nu, bet kokiu atveju turim Dainų slėnį, turim aukščiausią tiltą, turistai ir taip toliau. Na, dabar kol nėra dar šitos infrastruktūros, nors ją bandom pagreitinti kiek įmanoma, galbūt prijungti prie vieno, prie kito projekto, kad kuo greičiau atsirastų, nes bet kokiu atveju to reikia. Jeigu norim veiklinti, to reikia mums tos infrastruktūros. Mes dabar gavę leidimą laikinąją prieplauką pasistatyti, tai reiškia, čia prie Tramų statysimės, tai laikysim savo pinigai, savo lėšom, pasidarysim laikiną prieplauką, laikysim katamaraną, laikysim vandens motociklus, katerius, katamaranas, tarp kitko, jau ateinančiais metais turėtų pasirodyti Alytuje ir pradės komercinę laivybą. Tai bervakariai, mergvakariai, turistai per 3 tiltus ar kaip kas norės galės plaukti. O čia nusileidimas va šitą žolytę? Taip, nusileidimas šitą žolytę. O kitoj pusėje ar galvojama apie prieplauką, na, kitoj Nemuno pusėje? Kitoj Nemuno pusėje kol kas prieplaukų nenusimato, bet aš iš tą klausimą atsakyti. O kas ten, va, tie kalnai akmenų, kas ten numatyta, ar ten tik šiaip sandėlys? Ar tik sandėlys ten? Tie akmenys, tai ten buvo tikriausiai pati blogiausia mūsų vieta Nemuno upės Alytaus ruože, ten yra iškastas Nemunas.
ten ekskavatorius dirbo turbūt apie mėnesį, galbūt daugiau, nežinau kiek kubų iškasė, bet turbūt atkasė pusę Nemuno ir visą sudėjo ten krante. Tie didžiuliai akmenys, kur yra ištraukti, tai yra ištraukti iš mūsų Nemuno ir būtent, ką ir sakiau, vienas akmuo yra nuvežtas ten ir padėtas, uždėta lentelė kaip prisiminimas Nemuno valymui. Dar pridursiu prie tos temos, kad dėl prieplaukų dar numatoma pas mus statyti ir uostą. Tai reiškia su visa... Kaip čia? Kaip pramonė? Kaip? Taip, pramonė. Pakol kas turim minti tokią pramonę, ten yra buvęs Dzūkijos vandenų sklypas. Dabar tikrai dedamos pastangos, galvojama kaip pinigų gauti, nes tai bet kokiu atveju tai yra labai dideli pinigai, ten reikalinga ir kraną pastatyti, ir servisas, kad būtų ir uždara teritorija, ir daug laivų sustatymų. Nu, žodžiu, tikrai labai didelę infrastruktūrą norim įrengti su kuro kolonėlėm. O aš norėdamas pridurti dėl šios mūsų priplaukėlės, kurią mes ketiname šiemet, bet kadangi jau žiema jau atidėjom, mes šiuo projektėliu norėjom, kaip sakom, paraginti mūsų alytiškius, mūsų verslininkus, kad perspektyvoje viskas bus gerai ir galima bus plaukioti. O be to ir vasarą mes kaip plaukiojom, ne vienas buvo atėjęs vasarotojas, kuris ar svečias pas mus jau norėjo įsinuomoti pas mus vandens motociklus. Na, aišku, mes to neužsiimam, mes negalim, bet čia vėlgi viskas yra verslininkų rankose. Ir verslininkai turi suprasti, jie turi turėti idėjas, pinigėlius savo verslui daryti. Kažin ko, kaip sakoma, nesitikėkim iš valdžios. Na, nes tai nuosavai verslai. Taip. O jeigu kalbant apie laivybą, na ir va, kaip galimybę plukdyti žmonės, na, imkim, aš sakau, nu, iš Birštono į Druskininkus, atstojant ir Alytų ir panašiai, tai tą infrastruktūrą, aišku, reikia ją plėtoti, kalbam apie prieplauką, tai aš nežinau, gerbiamas Petrai, jūs vis tiek gal žinote, kokia galimybė čia Dainų slėny turėti ir kavinukę, na, kur žmonės išlipę iš karto galėtų arbatos, kavos, pyragaitį ir panašiai. Nes, na, atrodytų, šita vieta tikrai yra ideali. Taip. Čia net ne kavinukės, reikėtų normalaus restorano. Taip, bet aš jau čia... Ir tą parodė mūsų vasarą per šventę Alytaus miesto. Plukdymas mūsų alytiškių, būtent iš pirmo Alytaus į čia, tai, kaip sakom, 2 etapais. Čia Tomas dirbo su kitu padėjėju. Čia žmonės tokie buvo patenkinti, tokie laimingi, kad tiesiog paliko labai gerą įspūdį. Žinot, aš įsiterpsiu, kai pradėjom valyti Nemuną, kokie po straipsniais buvo komentarai, tiesiog pažiūrėdavau, nusišypsodavau, bet žinau, galvoju, jūs vis tiek įsėsit kažkada į tą laivą ir plauksit tuo Nemunu. Na, bet žinot, ką aš jūs atpažinau, iš tikrųjų tie komentatoriai, kurie sakė, kad pinigai bąla, na, iš esmės kažkaip gal taip ir skamba, bet ne visai tai, bet visi tie patys žmonės naudojosi tuo Nemunu ir tikrai jie naudosis. Na, kažkiek gal atrodo, kad kasų su kaušu kažką ten stumdo, bet tikrai jie atlieka labai sunku darbą. Prisidėsiu prie Tomo, tuo pačiu apie tos pinigėlius, kaip sakoma. Tomas tai jau senai turi vandens motociklą, bet mane jisai, kaip sakom, patraukė ir aš pats nusipirkau ir mane veža motociklas, kaip sakom, tai yra faina tiesiog ir kiekvienam rekomenduoju, metai nesvarbu. Gerai, grįžkim prie kavinės. Ar čia gali atsirasti kavinė? Čia perspektyvoje, kaip restoranas. Sakom, čia vėlgi nuo mūsų valdžios, kaip sakoma. Bet jūs, Petrai, valdžia. Palaukit, valdo pinigus ne aš. Na, bet jūs esate... Jūs teikėt pasiūlymą. Taip. Aš už tai, kad būtų ir šis klausimas, jisai kartas nuo karto yra keliamas, bet... Tai gal reikėtų, kaip vis pastoviai tą klausimą ir duoda rezultatą tada? Na, pastoviai. Gerai, aš paklausiu tada paprastai. Jūs asmeniškai už tai, kad čia būtų maitinimo įstaiga ar ne? 100% ir dar daugiau kas nors. Kad įveiklinti šią vietą, nes tai mūsų labai graži vieta. Ir tuo pačiu ir dėl serpantininio pakilimo į Rožės tiltą. Viskas yra mūsų planuose, bet vėlgi viskas piniguose, nes daug reikia miško išmiškinti. Nu čia jau etapais, kaip sakoma, čia jau specialistų eigoje. Jie turi atlikti kiekvieną savo darbą. Jūs minėjote apie prieplauką, ne? Tokia, jinai individuali bus. Taip, tai bus lankina. Tie, kas pasidaro, gali ir naudotis. O dabar kokios procedūros teisinės ar ką reikia daryti, jeigu ir ar aš galiu, pavyzdžiui, gyvenu prie Nemuno
nu, ten yra jau valstybė, pats krantas yra valstybinė žemė, taip ar aš čia galiu, nu, pantoninę prie plaukėlę pasidaryti ir savo vieną motociklą ar kateriuką laikyti. Labai užtikrintai negaliu atsakyti šito dalyko, bet atsakysiu, kaip aš padariau. Tai iš esmės teikiau prašymą savivaldybei, kad šitoj vietoj noriu pasidaryti laikinąją prieplauką. Jiem buvo iššūkis, aišku, nesuprato, kaip tą padaryti. Apie ką čia Bet jie, kalba? taip, Kas tai laikina ar ne? Bet ta prasme, niekada nebuvo tą daryti, ar nežinojo, kokiu aplinkosauginių sąlygų turite, tai kas ką turite, tik, bet pirmas leidimas yra. Tai aš manau, teikit sekančius prašymus ir tikrai gausit leidimus. Tai galbūt galim patarti, ne, kad į Taip. Tomą gali kreiptis konsultacijos, aišku, kad tai jau neužpultų ten laiškais, bet, nu, arba pas Petrą. Svarbiausia, nu, jūs būsit išklausyti. Ir Jo, jūs bet nes reikia patarimo, nes aš Pavyzdys žinau, bičiuliai mano irgi, čia gal prieš metus ar prieš pusantro tą bandė rašyti prašymus, kaip pats sakė, niekas ten nesuprato ir ten konkrečiai niekas ir neatsakė, nei kur galima, nei kaip, nei iš ko jos turi būti padarys, nei kokio dydžio, nei... Aš pakelsiu ranką, norėdamas įsiterpti. Aš kai pradėjau laikyti laivavedžio teises, dar mūsų specialistai, mūsų medikai nežinojo, kas per pažyma šiuo klausimu. Kam reikia? Taip, Google'ai pasigūglino, tam, kad sužinoti, dėl ko čia. Tai čia yra taip, kaip naujovė. Aišku, anksčiau susipirkdavo teisės, dabar jau to negalima. Bet yra, pavyzdžiui, tas farvateris vadinamas, kad jis iki kranto prieitų. Nu, Tai iki kranto, tai mes turim iš esmės tik dviejas vietas, tai kur, sakau, galima plaukti vandens motociklais ir jau žais kaip nori, nuo kranto iki kranto, tai yra prie esamos prieplaukos, prie Juozapavičiaus tilto, tai nuo kranto iki kranto galima plaukti, bet irgi reikia žinoti zonas, kad tikrai su vandens motociklais taip pat prisižaidus. Antra vieta yra čia prie Baltosios rožės tilto. Tai irgi turim dvi atkarpas, kuriuose nuo kranto iki kranto galim plaukti, daryti, ką norim. Atsiprašau labai žvejų, jie labai mėgsta iš tos vietos žvejot, bet mes negalim niekur kitur tikrai plaukti, mes galim tik tai tiesiosiuose plaukti farvateriuose. Tai farvateriai toliau visur eina, bet jau šitos vietos tikrai patikrintos ir jos yra gilios. Todėl iš su katamaranu čia skersai išilgai plaukiojom. Na, o jeigu žmonės norėtų statyti tiltelius ir panašiai, tai yra dugno skenavimas, jį galima gauti Vidaus vandenų kelių direkcijoje, jeigu ta vieta jau nusprendžiama statyti, tarkim, jūsų norėjo tą prieplauką statyti, tai tiesiog jų galima paprašyti, galbūt jie atsiūs, galbūt jie pasakys, ar ta vieta yra reali ten statyti, ar tu priplauksi. Jeigu ten toje vietoje tas farvateris gan siauras, kad su tuo tilteliu tu vėlgi nesukeltum. Bet reikia nepamiršti, kad pavasarį ledonešis ir jis tikrai gali būti. Viską nukelt reikia. Pantoninį nusikėlė. Taip, aš kalbu apie tai, kad laikina. Jūs kalbate būtent labiau apie motociklus, o kiek alytiškiai yra suinteresuoti ir laivelius turėti, ir katerius, ir mažesnį ar didesnį laivelį, galbūt net ir tuo pačiu verslu užsiimti, būtent plukdant, nes mes žinom, Birštono Algirdas berods keltas plaukia. Tai kokia situacija čia? Mūsų alytiškiai, aišku, turi neblogus katerius, bet jie nusivylė vien tik dėl to, kad jie palieka sraigtus. Jie nesilaiko savo duotų taisyklių Nemuno farvateryje. Sužymėta kaip yra. Nesilaiko. O čia patiria savo nesėkmes, aišku, brangus remontas, nusivylimas, bet vis dėlto pripažinkim, reikia laikytis taisyklių šiuo klausimu. Ir daug kas domisi. Direkcija ji skelbia, kad šiais metais, kaip jūs ir minėjote, iš tikrųjų Alytus išsivalo baigia, taip pat druskininkai baigia iki kitų metų vasaros sezono. Taip, tokia informacija mes ką tik tai skaitėm ir kalbėjom, tikrai būtent yra iš vandens kelių direkcijos. Kaip jūs jau dabar realiai žinot, kai būna kartais, tai kada įsivaizduojat, kad jau tikrai mes turėsim Nemuną, imkim čia Dzūkijos krašte įveiklinta? Tai visų pirma, tai sakyčiau, reikia oficialiai atidaryti. Tai kada atidarysim oficialiai, tai gal šiek tiek daugiau nuskambės, dabar matom bujus, matom laivą, kažkas kažkur kasa, tai iš esmės dar žinodamas, žinai, kur plauk, bet nežinodamas taip pat dar gali paklysti. Tai kai oficialiai bus atidarytas Nemunas, bus pranešta per žiniasklaidą, tikrai žinokit, jungsis tie žmonės ir, turbūt dangus tik pasakys, kada tiek daug bus ir panašiai, bet vadovybė mūsų miesto, mes ir entuziastų grupė ir turim tikrai susibūrę nemažą
mažą grupę, visi norim kuo greičiau į čia įplaukti, plaukiot ir panašiai. Tarkim, šiais metais pavasarį turėjom praplaukimą, tai susijungėm 4-5 gal kateriukai, plaukėm į Nemunaitį, plaukėm pavalgyti. Šiek tiek jungiamės, užbūrėm šitą. Kol Daugose yra blokuojamas Saugų ežeras, visi nori, kad Nemunas būtų. Na, svarbu, kad visi sutilptų. O tiesa, o gali ir motociklai, ir laiveliai vienu metu, ar galės būtent plaukioti, nes, na, vandens motociklai, mes žinom, irgi yra greitis, visa kita. Tai čia labai paprastas atsakymas pagal taisyklės, tai kuris lėtesnis, tas turi pirmumo teisę, tai jeigu mes plauksim čia vandens motociklais, pamatom baidarės, o tą labai dažnai matom baidarės iš Nemunaičio leidžiantis žemyn upę, na, mes bet kokiu atveju pristabdom, duodam jiem kelią. O žinokit, kai priekį plaukia Katris iš Plaškos plauk vandens motociklu, labai smagu, nes bangų daug. O dabar žiūrėk, kažkada buvo bumas vandens motociklų ir aplamai Lietuvoje labai daug kas buvo susipirkę, nes visuose ežeruose plaukiojo, ten galima, negalima buvo, paskui labai griežtai pradėjo tą kontroliuoti, riboti, dabar likę kelios tik vietos Lietuvoje iš esmės, o tie entuziastai vis dėlto tai yra. Ar dabar nėra sklaidos, kažkokios informacinės sklaidos, kad Nemune galima plaukioti motociklais, aš ir pats nežinau, dėl ko mes iš esmės šitą temą su jumis ir užvedėm. Ar nėra tokia modeliuojama situacija, kad, čia pradės šimtai motociklų plaukioti ir kaip juos suvaldyti, nes, mes keliuose autostradose turim kelio ženklus, turim greičio ribojimus, dar kažką. Čia Nemunas yra posukiuotas, gan pavojingas. Motociklai kokį greitį, kiek greičiausiai lekia? Čia be ribų. Be ribų. Jeigu čia plaukios šimtai tų motociklų, nes kai visi aš manau, kad sužinošė gali būti sprogimas. To noro pasiplaukiot, nes nėra kur plaukiot. Tai ar yra apie tai galvojama, kaip suvaldyti tada tą... Tai visą šitą situaciją valdo, iš esmės, jeigu pradėkim nuo prieš tai, kurį klausyt, kad buvo bumas tų motociklininkų, tai buvo tas bumas, bet šiek tiek gal visi iš eilės pirko ir žmonės ir vienokio mąstymo, ir kitokio mąstymo, dėl to ir uždarė tuos visus ežerus, pristabdė tą visą veiklą, nes tai yra tikrai labai galinga technika, yra labai dinamiška technika. Nesuvaldžius jos tikrai gali padaryti rečiau savo bėdų negu kitiem, dažniausiai į krantus išlėk ir panašiai. Tai, šitoje situacijoje manau, kad tauta tvarkosi, kadangi jau viskas uždaryta, visi motociklai, dauguma tikrai jų neparduota, jie stovi garažuose, visi pasigūdžia, eina pavalo, dulkės laukia kažko, bet valdymas tai yra transporto kontrolė, kuri tikrai labai rimtai šitą visą sistemą žiūri ir jeigu čia pradės daug būti vandens motociklų, katerių ir panašiai, tai tikrai bus patikrinimai kaip ir Kaune, iš esmės savaitgalį praplaukti nepatikrintam beveik nėra šansų. Tai aš tikiu, jeigu čia bus daug motociklų, taip pat stovės kateris ir bus visi tikrinami. O teisės motociklų ir katerių yra tos pačios tos laidos? Ai taip, atsiprašau, laivavedžio teisės jos taip, tai yra laivavedžio teisės. Plius jacht klube matau labai didelį tvarką. Prasiplaukia, vienas kitų užleidžia, burlaivį, aišku, čia vėlgi taisyklės visur. Bet ten toks, vis tiek ta teritorija, kur tu gali ir apžiūrėti, o čia, užposkiau, tu nematai, kas ką daro. Tai sukontroliuoti yra žymiai sunkiau, negu tam atviram vandenį, tokioj siauroj upėj su daug kilometražo, yra labai sunku. Sugauti, aišku, dabar yra dronai, dar kitos priemonės. Tai... Bus mestos visos pajėgos, aš įsivaizduoju, kaip ir ant kelių, taip ir čia nieks nebus... Tikėkimės, nereikės to, tikėkimės bus daug motociklų, tikėkimės bus daug katerių, bet nereikės kontrolės. Kaip tarp žvejų ir motociklistų supratingumas auga ir turi augti. Ir turi vienas kitą suprasti, kad užteks tos žemės pasaulyje, kaip sakoma, vandens. O aš dabar galiu nusipirkęs motociklą nusileist, pavyzdžiui, ten, kur gyvenu, toj teritorijoje, nuo to šlaitelio valstybinės žemės į kažkaip, ten, jeigu man išeitų nusileist, ar tik tai, tam numatytose vietose, kaip kol kas yra vienintelė, prieplauka. Tai jūs pirmąją nusileidę pažeisit aplinkosauginius reikalavimus, kranto ardymas. Tai reikėtų, aišku, tiksliau jų paklausti, bet aš manau tikrai per Velėnas, per Žolės, per valstybinės žemės, tokių dalykų transporte įvažiavimas. Nerekomenduočiau tą daryti, yra dronai, kaip sakė, tai yra daug akių. Tai daug kamerų. Daug kamerų, tai vis tik naudokimės prieplauką, kurią tikrai puikią prieplauką turim. Kada prieplauka turėtų čia atsirasti?
kuriais. Dabar manoma, kad prie Dainų slėnio rekonstrukcijos projekto bus prijungta šitą prieplauką. Iš tikrųjų, šitą prieplauką turėjo atsirasti už tų pėsčiųjų takų kažkada turėjo, bet neatsirado. Bet O kur laikytos, kur tos motociklus laivelius, ar reikia jau namuose garažą turėti, ar galima bus kažkur... Tai dabar šiuo atveju paplaukia, mes kaip atvažiavam su priekaba, taip ir išvažiuojam su priekaba, laikyti jūs galima namuose, lauke, garaže, kaip tik norit, absoliučiai, tai yra lauko technika. O Nemune, dabar kaip ir sakiau, mes daromės prieplauką, mes turėsim, negaliu tiksliai pasakyti, 7, 8, 9 gal katerių vietą, tai mes visų gal neužpildysim, gal kažkam kitam dar galėsim duotų vietų, bet ir šitas vietas, jeigu kažkas norėsis, tikrai gali tartis su savivaldybė ar prie savo namų, ar kitoj vietovėje, manau, galima bus. O didžioji prieplaukoj bus to žiemojimo vietos, ar vis, jeigu su didesniu kažkokiu? Dabar žiūrėkit, žiemojimo vietos Nemune nelabai įmanomos, kadangi yra lytys. Tai visi laivai su lyčių plovimu bus nuplauti, sulaužyti, fersti ir panašiai. Tai yra tik tai žiemos uostas vadinamas, kur turi būti įlanka turi būti. Ir iš esmės, jeigu laivai, taip dažniausiai yra iškeliami. Ir dar pridursiu dėl mūsų prieplaukėlės tos. Vėlgi, čia mes labai netiekėm didelių iliuzijų. Mes pabandysim, pažiūrėsim, ar bus saugu, ar čia verta. Čia žmonėms negalime, nes gali apiplėšti. Va, ar draudžia kasko? Taip, tikrai draudžia, tai dabar mes irgi tikriausiai drausime šitas visas transporto priemonės pradžiai, kol apšildyti visus žmonės, visiems akės. Savivaldybė savo ruoštų buvo paprašym savivaldybės, kad atsuktų kameras į šitą vietą, tai pasižiūrėjom, tikrai kameros atsisuka, įrengtas bus papildomas apšvietimas, visose transporto priemonėse bus įdėti sekimo davikliai, na ir tikėkime, kad apšils akys ir bus galima daugiau statyti. Su vandens motociklų naktį galima? Visada galima. Dabar žiūrėkit, tuos bujus, kuriuos mums sustatė, jie yra naktį. Taip, jie yra tamsiu paros metu apšviesti. Tai bet ir žali mirksi, aš kažkaip atkreipiu dėmesį, kad raudoni mirksi. Visi. Tiesiog dabar yra reguliavimo laikotarpis, galbūt nesuveikė kažkuris, tikrai dabar kažkurį vakarą buvau nuvažiavęs, žiūrėjau, kalbėjau su kelių direkcija, prašė pažiūrėti, paprašiau, kad dažniau jie mirksėtų, kad ryškiau mirksėtų, kad būtų šiek tiek raiškiau viskas ir galima ir tamsio paros metu plaukiot. Bet jeigu žiūrėkit didelį, tą laivą įsikelt, iškelt, transportuoti, aš taip įsivaizduoju, yra labai dideli kaštai ir sudėtinga. Ar kažkur, pasauly, kaip yra sprendžiamos užšąlančios upės, yra kažkokie, garažai kažkokie prie upių daromi, kad nereiktų užgabenti. Kaip ir Klaipėdoje Molė, tarkim, labai didžiuliai laivai yra privatų žmonės, tuos turi laivus, tai jeigu jau sugeba tokį laivą nusipirkti, tai nesunku ir iškelti, yra specialūs pastatyti kranai, atsiveža su fūra, gali jis palikti ten šonį, yra dokai didžiuliai, tai jisai išsikelia tą, palieka žiemojimui, pavasarį įsileidžia. Paprastas pavyzdys vėlgi jacht klube Kaune. Ar tai nuvažiavai, pažiūrėjai ir... Kasko brangiau kainuoja laivam pagal vertę negu mašinom ar panašiai viskas? Žinokit, labai sunku atsakyti. Aš skaičiau pakol kas vienam motociklum, tai nemažą sumą jie pasiūlė, bet kaip jau algoritmas veikia, nelabai dar suprantam, reikia daugiau pasiskaičiuoti. Kiek teisės kainuoja įsilaikyti? Šiaip 450 su kelionėmis išlaidom. Kiek laiko užima? Tai būtų 90 susitikimų po 3 valandas. Tai čia... Per kiek laiko? Per pusę metų ar tas galima? Tai čia vėlgi, kaip tu išlaikysi, kaip tu įstengsi išmokti, o klausimų žymiai daugiau negu kelių eismo taisyklėse. Teorijos mokymas užtrunka apie mėnesį laiko, o paskui gauni pažymėjimą, kad baigiai mokyklą ir tu paruoštas egzaminų. Jeigu tu tą pasiruošiai, tai iš esmės užtruktų mėnesį ir savaitę laiko, jeigu visur suspėjai. Ir vis tiek aš grįžtu prie dar ir krento. Nes iš tiesų, aš jau matau, kad čia tikrai bus gyva, bus vandens motociklai, laiveliai. Tai jau tai turėtų būti kitais metais, nes mes turėsim išvalytą Nemuną. Tai ta gyvybė jau atsiras. Kiek jinai bus didesnė, mažesnė, bet aš taip įsivaizduoju. Tai kitais metais norėtųsi, kad ir čia darbai jau būtų vykdomi, nes niekada, kodėl miestas laukia, lygiai grečiai nedaro darbų. Čia aš atsakyti 100%. Vėlgi, negaliu, nes to, ko aš nežinau, aš negaliu. Kad rūpimas klausimas yra taip,
o toliau... Nes ateitų ir tėvai, ar ne su vaikais, ne, geri kavą arbatą, žiūri, čia motociklai plaukioja, susigundai, gal nueini, negalima, ar ne, bet eisi. Matot, kas yra. Tai, bet bent vaizdu gali pasigrūšti, ta prasme, aš apie tai, kad... Vasarą grožisi žmonės. Taip, tai vadinasi, nes jeigu mes lauksim dar metus, du, tai... Ne, bet tai irgi, žinai, dabar pastatyk ir jeigu čia nieko nevyksta tos laivybos, Tai, bet čia atvažiuos, čia atvažiuos ir dėl laivybos. Jeigu čia ateisim ir čia pilna bus tų laivų žmonių, patikėk manim, labai greit atsiras. Jo, o savivaldybė, kiek aš žinau, tai studijas daro, projektuoja. Taip, tai vat ir būtent ir yra tie projektai, statybos leidimai, jie labai daug laiko atima. Tu gali norėti ir vakar, bet nereiškia, kad rytoj gausi. Aš įdomu, ar jau daro, vykdo, nes mes galim praleisti dar metus ir du, o vis tiek, norėtųsi, kad būtume... Aš daug ko noriu. Kiekvienas mes savo rajone, mes norim ir gatvelių, ir šaligatvių, suprantamas dalykas, bet ir valdžiai mūsų, kaip sakom, nors persiprieš. Matot, mes nesulaukėm tos prieplaukos, nors ir norėjom tos prieplaukos, gavom leidimą savo, tokią laikiną prieplauką pastatyti, tai jeigu ir nepastatyta, tikrai yra galimybė kita, tai aš manau, su jais pakalbėjus visada gausit paprastesnę galimybę. Nestatom to traukinio prieš vagoną. Kodėl? Aš knygai graišiai. Išvalė tą. Prasidės plaukiojimas, tada atsiras čia. Bet jis gali neprasidėti vien dėl to, kad čia nebus infrastruktūros, nebus prieplaukos. Gerai, ar tu turėdamas galimybę laivų gabent žmonės, plukdyti ar ne, tu pasižiūrėsi, nėra ten, kur priplaukti, išlipti ir panašiai. Taip. Vita, yra ten, pradeda plaukiat, tai ar dabar mes investuojam 10 milijonų į prieplauką, ne, ir čia nieks, čia Petras su Tomu atvažiuos savo motocikliuką pasistatyti. Labai garbė. Supranti, irgi čia, Matot, šitoj temoje, kaip sakot, nėra tikslios infrastruktūros, tai gal prisimenat, galbūt ir plaukėt per miesto dieną su katamaranu, tai šiek tiek ir juokinga buvo, bet niekam tai nebuvo svarbu. Iš katamarano išlipdom per tokią lentą, pasidedam lentą, kad išlip per šaltinius. Vis dėlto ar ne, taip. Dėl saugumo tikrai viskas buvo patogu, viskas ten buvo patogu, bet iš esmės žmonės taip norėjo plaukti per tas lentas, bėgo, ten krito ir... Buvo pilnas katamaranas. Tai čia aš suvokiu, kad visiems vis tiek yra ir smagu, ir tai nėra kasdienis potyris, ar ne? Tai dėl to... Tai gal linkim, kad alytiškiam ir mūsų miesto svečiam Nemunas taptų kasdieniu potyriu. Ir tie pinigai išmesti į Nemuną nebūtų lygų išmesti į balą. Tai palinkėkim vieni kitiems, kad po metų čia susitiktume, paplaukėtume, išgertume kavytės ir linksmai leistume laiką. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū Jums. Ir žvejai nepykit.